2033 metais jūsų socialinio draudimo išmokos gali būti sumažinta visam laikui ir netruputį 21 procentas jos dings. Tai daugiau nei 18 000 JAV dolerių kiekvienai šeimai. Pinigai, kurių tikėjotės nuomai, sveikatos priežiūrai ir išgyvenimui. Ir blogiausia tai, kad net atidėję pensiją neišsigelbėsite. Aš Džošas ir šiandienos The Infographic Show laidoje paaiškinsime, kas nutiks, jei socialinio draudimo lėšos išseks ir jūs negalėsite išeiti į pensiją. Kaip šalis, kuri per metus surinka daugiau nei $1 trilijoną mokesčių, gali turėti įstatymą, kuris per naktį stumtų milijonus į skurdą. Norėdami suprasti, kodėl, turime išsiaiškinti, kaip sugedo pensijų sistemos matematika. Apversta piramidė. Tai turėjo būti tobula sistema. Tai einamojo finansavimo konvejeris, kur jauni darbuotojai viename gale pila mokesčius į sistemą, o pensininkai, kurie jau atidirbo savo laiką darbo kasyklose, kitame gale juos gauna. Kai dėl amžiaus pasitraukia iš darbo rinkos, pereini prie konvejerio galo, kur surinkamos išmokos, o nauja darbuotojų karta pradeda mokėti mokesčius ir užima tavo vietą. Jei norite būti šiek tiek tikslesni, dalis pinigų gaunama iš investicijų pajamų ir mokesčių, kuriuos pensininkai moka nuo savo išmokų. Tačiau didžioji dalis gaunama iš specialaus 12,4 procentai darbo užmokesčio mokesčio, kuris yra tolygiai padalyjamas tarp darbuotojų ir darbdavių. Atrodo, kad kol laikas juda į priekį, neturėtų kilti jokių problemų. 69 milijonai amerikiečių priklausančių sistemai ir toliau kas mėnesį gautų visas išmokas, įskaitant 22 milijonus, kurie be visos išmokos atsidurtų žemiau skurdo ribos. Ir tada sistema pradėjo byrėti. Dalinai dėl priežasties, kuri kasdien visiems mums apsunkina gyvenimą – infliacijos ir stagnuojančių atlyginimų. Taip pat yra dar vienas populiarus baubas, su kuriuo jie siejami – mažėjantis gimstamumas. Jungtinėse valstijose nuo 2000-ųjų stebima mažėjanti gimstamumo tendencija, o 2024 metais pasiektas žemiausias gimstamumo lygis istorijoje. Laimiai mums negresia visiškas gyventojų skaičiaus žlugimas. Gimstamumo rodiklis vis dar viršija mirtingumą. Tačiau, kai gimstamumo rodiklis siekia 1,6 vaiko moteriai, situacija atrodo gana prastai. Kad būtų aiškiau, gimstamumo bumo laikotarpio pabaigoje apie 1960-uosius JAV gimstamumo rodiklis buvo maždaug 3,3. 2013 metų Gallup apklausa parodė, kad pagrindinės priežastys yra susirūpinimas, jog žmonės negalės išlaikyti vaikų, o naujesnės apklausos rodo augančią baimę dėl klimato kaitos. Tačiau, kad ir kokia būtų priežastis, rezultatas tas pats. Tas konvejeris virto sūpuoklėmis, kurios pavojingai nusviro į vieną pusę. Tačiau gimstamumo rodikliai iš tikrųjų yra tik maža bendros priežasties dalis. 1983 metais buvo priimtos socialinio draudimo įstatymo pataisos. Tikslas buvo užtikrinti, kad socialinio draudimo patikos fondas, senatvės ir maitintojo netekimo draudimas, OASI, išliktų mokus iki maždaug 2058 metų. Tačiau buvo daugybė problemų, kurių jie nenumatė. Ilgalaikis didžiosios recesijos 2008 metais poveikis smarkiai paveikė darbo vietas, paralyžiavo būsto rinką ir paskatino turtinę nelygybę. Tai buvo vienas iš pirmųjų ženklų, kad 2058 metai gali būti pernelyg optimistiški. Viskas pradėjo blogėti 2021 metais, kai prasidėjo didysis deficitas. Pirmą kartą nuo 1980-ųjų pradžios socialinio draudimo išmokos viršijo įmokas. Ir tai nebuvo nedidelis skirtumas, tai buvo $56 milijardai. Kaip ir netikėtos išlaidos likus kelioms savaitėms iki atlyginimo priverčia jūs pasinaudoti savo santaupomis, socialinis draudimas turi savo santaupų sąskaitą, rezervą arba patikos fondą. Ir kaip ir jūsų santaupos, kai šis fondas ištuštėja, jis ištuštėja visam laikui. Problema ta, kad jis senka greičiau nei kas nors tikėjosi. Tikriausiai sprendimas būtų, kad tūkstantmečio karta susijimtų ir pradėtų turėti daugiau vaikų, tiesa? Ne, tai nėra sprendimas. Pasak tokių ekspertų kaip Nancy Altman, Social Security Works prezidentės, gyventojų disproporcija nėra tokia didelė problema socialiniam draudimui kaip turto nelygybė. Juk mokant 6,2 procentai darbo užmokesčio mokestį kuo mažesnis, amerikiečių darbuotojų vidutinis atlyginimas, tuo mažesnis jų bendras įnašas į socialinį draudimą. Ir jei manote, kad skirtumas tikrai padengiamas, kai milijonieriai ir milijardieriai moka savo darbo užmokesčio mokestį? Na, jei taip manėte, akivaizdu, kad mąstėte toliau nei JAV vyriausybė, kuri nustatė apmokestinamo turto ribą socialiniam draudimui. 2025 metais ši riba buvo $176 100 JAV. Ateitis gali atrodyti niūri, bet bent jau galite paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Tai gali būti vienintelis dalykas, kuris padės jums išgyventi be pensijos. Bet ką visa tai iš tikrųjų reiškia? Visi, kurie uždirba mažiau nei $176 100 JAV, vis dar moka 6,2 procentų, tačiau ši suma nuvertėja augant infliacijai. Tuo tarpu milijonieriai ir milijardieriai toliau kaupia savo turtus, tačiau niekada nemoka daugiau nei 6,2 procentų nuo tų $176 100 JAV.
Senais gerais laikais socialinis draudimas apimdavo ir apmokestindavo 90% vidutinio darbo užmokesčio. Dėl didėjančios turtinės nelygybės dabar apimama tik 83%. Kaip teigia Transamerica analitikai, 6% geriausiai apmokamų darbuotojų atlyginimai augo, 62% daugiau nei kainų infliacija, o likusių 94% atlyginimai padidėjo tik 17%. Tai labai bloga žinia socialiniam draudimui. Nuo 1983 metų dėl šio nuosmukio socialinis draudimas neteko 1,4 trilijono dolerių. Ekonomiškai tai yra stulbinamai didelė suma. Tai grąžina mus prie procentinio sumažinimo. Kaip jau minėjome anksčiau, manyti, kad išmokos iš karto taps nulinės, yra nesąmonė. Tai tiesiog gąsdinimas, bet tai nereiškia, kad nereikėtų bijoti. Kad ir kas nutiktų, socialinis draudimas turi išmokėti išmokas visiems, kam priklauso, be jokių pasirinkimų ar atrankos. Tačiau, kai tik pasibaigs patikos fondas, nebus lengvų tiesioginių gelbėjimo priemonių ar alternatyvių finansavimo šaltinių, išskyrus sumažėjusias įmokas. Tai reiškia, kad kai fondas išseks 2033 metais, likusius pinigus reikės paskirstyti, todėl vidutiniškai išmokos sumažės nuo 19 iki 23%, priklausomai nuo to, ko paklausė. Įsivaizduokite, jei jūsų darbdavys pasakytų, kad turėsite susitaikyti su atlyginimo sumažinimu ir prarasti penktadalį savo pajamų, nors visos jūsų pragyvenimo išlaidos liktų tokios pačios. Tai yra ta grėsmė, su kuria dabar susiduria Amerikos pensininkai. Vyriausybė šiuo metu jau užtaiso ginklą. Ankstesnėse kartose proporcingai matėme net 5 dirbančiuosius, kurie mokėjo įmokas, kad išlaikytų vieną pensininką. Dabar jų liko tik 3, o ateityje tikriausiai sumažės iki 2. Įsivaizduokite tai kaip traukinį vežantį sunkų krovinį. Traukinys ir jo varikliai tai darbuotojai, o krovinys – pensininkai. 5 varikliai vežantis sunkų krovinį – lengvas darbas. 2 varikliai ir dar sunkesnis krovinys nei bet kada anksčiau ir kyla klausimas, kiek ilgai toks traukinys galėtų važiuoti. Atidėti išėjimą į pensiją iki dar vyresnio amžiaus gali atrodyti kaip sprendimas. Jūs sukaupėte daugiau santaupų, paskirstote išmokas likusiems metams ir sumažinate pensininkų skaičių. Atrodo, visi laimi, tiesa? Tačiau yra problema. Jūs esate tik dar viena plyta biologinėje sienoje. Jūs girdėjote klasikinį patarimą, kurį sako kiekvienas vadinamasis finansų guru. Tiesiog atidėkite išėjimą į pensiją iki 70 metų. Anksčiausiai galite pradėti gauti socialinio draudimo išmokas, būdami 62 metų, tačiau jūsų išmoka būtų maždaug 30% mažesnė nei palaukus iki pilno pensinio amžiaus – 67 metų. Jei palauksite dar ilgiau, iki 70 metų, jūsų išmoka bus tiksliai 24% didesnė nei išėjusi pensiją 67. Tai įtikinama idėja. Tiek daug, kad CNBC pranešė, jog apie 70% amerikiečių svarstė atidėti išėjimą į pensiją. Tačiau nors ši idėja ir yra pagrįsta, tai nereiškia, kad jūsų kūnas tai atlaikys. Remiantis 2025 metų apklausa, sveikatos problemos yra pagrindinė priežastis, dėl kurios beveik 56% vidutinio amžiaus darbuotojų Jungtinėse valstijose išeina į pensiją anksčiau nei planavo. Šios sveikatos problemos tik didėja jums senstant. Vien dėl to, kad planuojate išeiti į pensiją vėliau dėl ekonominių priežasčių, dar nereiškia, kad jūsų kūnas atlaikys, arba kad nesusidursite su amžiaus diskriminacija įmonėse, dėl kurios darbdaviai nenoriai samdo žmonės, kuriems beveik 70 metų. Tai ypač sudėtinga situacija žmonėms dirbantiems fiziškai sunkius darbus, kurie paprastai uždirba mažiau ir todėl daugiau laimėtų atidėję pensiją. Tačiau dėl darbo reikalavimų ir žalos kūnui jie rečiau gali tai padaryti. Kaip griežtai pasakė Teresa Gilardučis, ekonomikos ir politikos analizės profesorė iš Naujosios socialinių tyrimų mokyklos, darbo rinka ne visada jūsų nori tada, kai norite grįžti į darbo rinką. Ir žinoma, yra kita, daug liūdnesnė priežastis, kodėl vėlyva pensija yra vilkas avies kailyje. Galutinė biologinė riba – mirtis. Nors amerikiečių gyvenimo trukmė yra tokia ilga kaip niekada anksčiau, vis tiek tas skaičius neatrodo labai patrauklus, kai mirtis pasibeldžia į duris. Jei jums pavyksta sulaukti 70 metų, duomenys rodo, kad vidutinis vyras gyvens dar beveik 14 metų, moteris gyvens dar 16 metų. Tai reiškia, kad net jei atidedate pensiją iki 70 metų, vis tiek turėsite paskirstyti tas santaupas pusantro dešimtmečio augančioms medicinos išlaidoms, kol jos taps palikimu. Tai pradeda tai, ką mes vadiname nykimo spirale. Galutinį liūdną rezultatą, kai finansiškai negalite išeiti į pensiją, bet fiziškai nebegalite dirbti. Te menki pinigai, kuriuos turite, turi atlaikyti visas didėjančias senatvės išlaidas. Nuo sveikatos iki namų priežiūros atrodo lyg monstras lėtai ėstų jūs nuo kojų į viršų. Jūs žinote, kad tai vyksta, bet beveik nieko negalite padaryti. Visa tai gali skambėti taip, lyg mes patektume į košmarą, bet ne. Tiesa ta, kad mes pabundame iš malonaus jaukaus pogulio į šaltą, žiaurią realybę. Pensijos pabaiga nėra sistemos klaida. Tai keičia, kaip turėtumėte galvoti apie savo pinigus dabar. Didžiąją žmonijos istorijos dalį su mumis buvo elgiamasi kaip su arkliais ir verčiama dirbti, kol nugriūdavome.
Socialinės apsaugos tinklas, kuris garantuoja saugumą pagyvenusiems žmonėms, egzistuoja tik pastarąjį šimtmetį. Tačiau iki 2033 metų tas tinklas trūkinėja. Ir į ką mes krisime? Kai Social Security išmokų sumažinimas 21% mažina jūsų pajamas, o jūsų kūnas nebegali užpildyti šio skirtumo. Tai, kur padėsite likusius pinigus, tampa svarbiausiu dalyku. Nes blogiausia vieta, kur dabar galite laikyti savo pinigus, yra būtent ta, kur bankai nori, kad juos paliktumėte. Norite suprasti, kodėl šis košmaras vyksta ir kaip galėtumėte jį išgyventi? Tuomet turite pažiūrėti, jūs stebite Amerikos kapitalizmo mirtį ir net nežinote apie tai, nes jūsų finansinė ateitis nuo to priklauso. Arba spustelėkite šį vaizdo įrašą vietoj to.